Aš už tai, kad ypač pradžioj parodomieji teismo procesai už visus nusikaltimus, korupcinius, parodomieji, nes reikia, kad visi pamatytų, žiūrėkit, kas jūsų laukia. Aš užtat ir sakiau, tas kartuvės aš įsidėjau į savo Facebooką, kur prie Seimo buvo. Aš prie jų iš tikrųjų pastovėjau, aš ten šonė ta tribūna buvo. Ir man nebaisu buvo, ne taip kaip Šmilytei baisu, ateiti, negalima, man nebaisu. Nes ten buvo Lietuvos išdavikam kartuvės. Aš nesu išdavikas ir aš galiu ten stovėti ir man kaip švestas vandenėlis, atsiprašau, gal toks terminas netinkamas, man nebaisu. Tai parodomieji teismo procesai, kad jie suprastų, kas jiem turi būti ir jokio senaties termino negali būti. Čia dar pradėkit nuo to, kaip Grybauskaitės laikais, kai buvo irgi paskolos imamos su Sarkevičiūtė tada sakė, kad iš Europos buvo galima ten už 1,5% ar 2%, o ėmė už ten 6 ar 8% paskolą. Nu tai jau siaub. Tai aš už tai. Gerai, bus neįgalus, nu tai pasmerksime, per finansinės, atimam ką turi, ar ne? Ir gyvenk toliau ir džiaukis Lietuvą, kaip mes toliau visi judam. Šito nepadarius, tai apie kokią teisybę, tada indulgencija visiems nusikaltėliam ir mes jau į priekį tik tai žiūrėsim. Aš už tai, kad įvertinti ir griežtai įvertinti. Kaip neleis? Tam yra įrankiai tam tikri, bet tam reikia Seime turėti įrankį. Seime privalu turėti ir užtat nauja politinė jėga. Tai advokatas šitam kontekste tada pasakytų, reikia steigėjų naujos politinės jėgos, nes be Seimo to įgyvendinti neįmanoma. Privalus. O Seimas, 141 ir visi įpratę po kaldrą dalintis. Aš labai, Landsberginiai ir socialdemokratai tokie skirtingi, ne, jie opozicija ir pozicija. Jėzau Dieve, tu mano, to pačio proceso sudėtinės dalis, vieni be kitų negali. 2K projektas, ar ne, Kubilius ir Kirkilas. Puikiai šauniai. O aš Kubiliui dar visą priminčiau. 3% ar 3 ar 4% PVM padidino. 3. Laikinai, tas laikinai iki dabar. Bet kad būtų mums šiek tiek lengviau, tai pasakysiu, prezidentas Niksonas, ar 71 ar 3 metais, lyg tai 1, laikinai nusprendė nebemokėti už auksą, už dolerių auksą. Jis laikinai nusprendė irgi. Ir tas laikinai galioja iki dabar. Tai aš su Zigmu Vaišvila, kaip ten straipsnius rašėm ir kaip kalbėjau ne vieną kartą, sakau, švelniai, aptakiai kalbėti mandagiai nebelaikas, nebegalima. Formuluotės turi būti aiškios ir griežtos. Užtenka vaidinti, kaip katinas prisišai ir dabar vaidinkim, kad nieko tokio neįvyko. Užtenka. Ir už tas žodis gana, kaip kirviu turi būti nukirsta. Gana. Ir arba mes pasakom, o jeigu tik tai gal gana, tai tada vėl viskas iš naujo. Gana. Mes dabar tokiam istoriniam laikotarpį, kai arba 24, nes paskui rinkimai po 4-5 metų, arba mes dabar padarom, o tada kaip mes išgyvensim tos 4-5 metus, vienas Dievas, nieks nežino. Ir šitam suirutės laikotarpį, jeigu mes neturim lietuviškos valdžios, tai mes nieko neturim. Mes patys nuogi pasidarom. Bet tai ir mūsų kaltė. Tai, kas dabar yra ir mūsų kaltė. Ir nieko nepasakysi. Tai visą šitą suprantant, jeigu šito nenori suvokti, tai tada vėl kaip per miglą ir vaikščiosi. Pradžioje reikia savo pačiam pasakyti. Deja, bet yra taip. Ir kai savo pasakai, tai tada gali veikti pagal šitą orientyrą.